3 dalykai, kuriuos turi žinoti kiekviena moteris žengiant į perimenopauzę. 1. Kai kurios moteris mano, kad jeigu joms prasidėjo perimenopauzė, jos jau nepastos. Netiesa. Dėl hormonų pokyčių mes žinoma nežinosime, kiek įvyks ovuliacijų, kada jos įvyks, bet jei ovuliacija įvyks, tu gali ir pastoti. Tad jeigu neplanuoji vaiko perimenopauzės stadijoje, tęsk tas kontraceptinės priemonės, kurios yra tau efektyviausios. 2. Svarbu įsidėmėti, kad pakaitinė hormonų terapija nėra kontraceptinės priemonės. Ir 3. Kiekviena moteris išgyvena perimenopauzės stadiją skirtingai ir skirtingą laiką. Jeigu tavo simptomai yra ryškus, stiprus ir labai įtakoja tavo gyvenimo kokybę, tau nereikia laukti menopauzės stadijos, kol tu įžengsi į menopauzės stadiją, kad pradėtum naudoti pakaitinę hormonų terapiją. Tad jeigu simptomai tikrai įtakoja tavo gyvenimo kokybę, aš rekomenduoju pasitarti su gydytoju kuo skubiau apie pakaitinę hormonų terapiją. O jei menopauzės tema tau šiuo metu yra aktuali, kviečiu pasekti.